Gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė ne dangui paslėpta, ne piniguos, ne garbei, ne svetimam delne. Ji tyliai sėdi žmogaus viduje, ten kur bijai pažiūrėti save. Mes bėgam nuo savęs per triukšmą ir žmones, per pyktį, per kaltę, per tuščias svajones. Norim keisti pasaulį, rėkti, griauti tais, bet pamirštam pirmiausia save pakeist. Nes jeigu žmogus atsigręš į save, palengva nuvalys tą purvą širdyje. Ne per dieną, ne staigiai, ne šventu apsimes, bet žingsnis po žingsnio jis kitoks bus. Ir keisis kambarys, keisis namai, keisis žodžiai, veidai ir keliai, kai viduj nebe žvėris, nebe galvis, kopūstas. Pasaulis nebebus tokia debiliška dykuma tuščia. Ne visi pikti, daug kas tiesiog pavargę. Ne visi žiaurūs, daug kas savęs nepažinę. Ne visi prarasti, daug kas laukia ženklo, kad galima gyventi kitaip, tyliai, po truputį švariai. Gyvenimo prasmė nebūti tobulų, gyvenimo prasmė pakilti po klaidų, nevaidint šventą, neteisti kitus, o sutvarkyt savį tą vidinį chaosą. Tada ir pasaulis nebe žvėrynas, ne planeta be galvų, kur visi tik stumdosi. Tada vienas žmogus tampa šviesa, o nuo vienos šviesos užsidega kita. Ir gal taip palengva, ne per jėgą, nerėkiant, mes išmoksim gyventi, ne vien tik išgyventi. Atsigręžk į save, ten pradžia, ten kelias, ten gyvenimo prasmė, brolau, ten tavo namai.